Nori pasikviesti draugus savaitgalį, bet nežinai, ką įdomaus ir intriguojančio nuveikti? Šios 7 idėjos suteiks jums ne tik smagių akimirkų, bet ir galimybę geriau pažinti vieniems kitus. Tai bus laikas kupinas kūrybos, dalijimosi jausmais ir emocijomis. O svarbiausia – draugystės stiprinimu. Savaitgalio planas. Kelionė laiku per maistą. Išsirinkite patiekalą, kuris buvo populiarus prieš 100 metų ir gaminkite jį kartu. Tai ne tik įdomus iššūkis, bet ir galimybė pajusti istorijos dvasią per skonius bei kvapus. Receptų knygą, iš kurios galėsite rinktis, rasite aprašyme. Senos nuotraukos naujam gyvenimui. Paprašykite draugų atsinešti seną nuotrauką ir sukurkite apie ją pasakojimą ar piešinį. Tai puikus būdas prisiminti praeitį, pažvelgti į ją kūrybiškai ir netgi atrasti naujų įžvalgų apie save ir savo artimuosius. Įkvėpimo citata. Kiekvienas gali pasidalinti citata, kuri šiandien įkvėpė ir trumpai papasakoti, kodėl ji jiems svarbi. Tai padės pažvelgti į pasaulį iš skirtingų perspektyvų ir paskatins įdomias diskusijas. Savaitės kelionės žemėlapis. Nubraižykite žemėlapį ir pažymėkite vietas, kuriuose lankėtės šią savaitę. Pasidalinkite prisiminimais, kas ten nutiko, kokias emocijas patyrėte. Tai padės suvokti, kiek daug išgyvenimų turėjote net per trumpą laiką. Šokio iššūkis. Pasirinkite mėgstamą dainą ir sukurkite pagal ją šokį. Tai ne tik linksma veikla, bet ir puikus būdas atsipalaiduoti, pajudėti ir net sustiprinti tarpusavio ryšį per juoką ir improvizaciją. Unikalūs garsai. 6 idėja. Pasidalinkite garsu, kuris per pastarąją savaitę jums buvo ypatingas. Galbūt tai lietaus barbenimas į langą, miesto šurmulys ar paukščio giesmė. Paaiškinkite, kodėl jis jums svarbus. Tokie pasakojimai gali atskleisti daug netikėtų dalykų apie mus pačius. Įkvepiantys žmonės. Ramiai užbaikite vakarą, dalindamiesi istorijomis apie žmones, kurie jūs įkvepia. Galbūt tai istorinis veikėjas ar artimas žmogus, o gal net jūs patys. Aptarkite, kaip galite pritaikyti jų pavyzdį savo gyvenime. Šios veiklos padės ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir geriau pažinti draugus bei save. Kūrybiniai ir refleksijos momentai leis pastebėti dalykus, į kuriuos kasdien nesusimąstume. Tai puiki proga ne tik atsipalaiduoti, bet ir įkvėpti vieni kitus naujoms idėjoms bei tikslams.